Ką tik turėjau video skambutį su anglakalbiu klientu iš Kauno, kuris yra įsigijęs personalizuotą čiužinį ir jo nedžiugina. Garantija yra tokia, kad džiugintų, tai yra pažadas, žmogus miega geras, dabar galvoju, gal savaitę laiko ir koks yra sprendimas. Aš turiu minimum 3 medžiagas, kurias jau galim atvežti ir tame čiužinyje pakeisti, bet vėlgi yra labai dažna situacija, kada čiužinys netinka, būna problema ne čiužinyje. Taip, jisai turi simptomatiką, kad atsigula ant pilvo ar ant nugaros ir toks įspūdis sako, kad man yra nugaros apatiniai daly tempimas. Pavyzdžiui, jeigu jis atsigula ant krūtinės, toks įspūdis sako, kad krūtinė sėda gilin ir užpakalis kyla į viršų ir dėl to čia atsiranda tempimas. Analogiškai, jeigu guli ant nugaros, sako, toks įspūdis, kad sėdmo dumba, o nugaros ir krūtinės viršutinė dalis kyla į viršų ir čia vėl atsiranda tempimas. Čia toks kaip ir prieštara, kaip taip gali būti. Tai dažniausiai tokiais atvejais, ką aš susiduriu, tai yra bėda grotelėse. Nes lovai pagrindinis dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, taip, dizainas yra svarbu, kaip atrodo atsigulus ar atėjus į miegamąjį, bet esminis dalykas yra, ant ko padėtas čiužinys. Tai jo atveju sakau, žiūrėk, paimk dabar paprastą variantą. Padėk telefono galvūgalio arba kojūgalio pusėje, kiek įmanoma horizontalioj padėty, kaip yra grotelės, ir nufilmuok, kaip spaudi su ranka kiekvieną lamelę, kuri yra ypatingai nuo sėdmens iki grubiai krūtinės tos dalies. Ir jeigu pamatysi, kad visų kūnų spaudžiant po vieną lamelę kažkuri arba kelios jos stipriai išdumba, tai reiškia, kad toj vietoj, įsivaizduokit, čiužinys pakankamai nemažai sveria. Kūnas dar duoda svorio ir kai viskas spaudžiasi, tai natūralu, kad pagrindas neatlaiko. Tai jeigu neatlaiko pagrindas, reiškia, deformuojasi ant ko padėtas čiužinys, deformuojasi kūnas ir turim nedžiuginantį efektą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jau turiu netgi galimybę jam atvežti 3 skirtingas medžiagas į tą patį čiužinį. Taip, nupjausim viršutinį tą paminkštinamąjį sluoksnį ir įdėsim papildomas medžiagas, kurios, jeigu reikės pastandins čiužinės, aš šitą jo atveju reikės standinti, jeigu viskas tobulai su grotelėm. Ir trečias variantas, sakau, žiūrėk, dabar ką padaryti iki to, ar čia grotelės kaltos, ar ten jeigu kartais grotelės kaltos, ką tada daryti? Padėk, sakau, dabar tą patį čiužinį šiandien, ateinančias keletą naktų pamiegok ant žemės. Nieko jam neatsitiks, bet bent jau sužinosim, kad ne pagrindas įtakojo tą čiužinio sąveiką, tas savybės, kurios įtakoja nugaros skausmą. Ir jeigu netgi padėjus čiužinį ant žemės bus diskomfortas, reiškia, reikia kažką daryti su čiužiniu. Aišku, žmogus turi užgyvenusius dalykus, čiužinys negydo, bet vėlgi personalizavimas yra apie tai, kad mes nepaliekam žmonių nežinioj, jeigu yra kažkoks diskomfortas, nepatogumas, tempimas, tirpimas ar kas tai bebuvę, yra galimybė pasikonsultuoti. Aš Darius, miego ambasadorius, jau 15, tokių gal netgi metų, kuriu šitą personalizuoto čiužinio konceptą, turiu tiek žinių ir tiek korekcijų, kurių dėka galiu padėti išsirinkti ne tik tais čiužinį savo, bet ir antrai pusiai vaikam. Todėl personalizuotas.lt atsakykite klausimus, kam reikia čiužinio. Pagal tai pateiksiu asmeninį pasiūlymą, nereikės gulinėti po salonus, nes salonai tik tai blaško dėmesį, nes vėlgi ant čiužinio reikia pamiegoti. Ir jeigu kažkas nedžiugins, atvažiuosim ir pakoreguosim. Ir lygiai taip pat galėsim pagaminti groteles, kurios yra teisingos, nes labai dažnai netgi hiperbrangiose lovose būna baldininkai nežino, ant ko turi būti dedamas čiužinys. Ir, pavyzdžiui, šiuo atveju galiu parekomenduoti. Geriausias variantas, kas suradęs, jokių ten prašmatnių dalykų. 5 cm plotis, fanera, 12 mm yra storis, laikiklis, kuris yra elastingas, jis yra daugiau tam, kad nejudėtų, jeigu šiek tiek būtų judesio lamelės, tai kad jisai turėtų tą nuimtų vibraciją, nebūtų girgždėjimo, tam yra reikalingas laikiklis, ne vientisa lenta, nes vientisa lenta yra kaip žemė, tik tiek, kad yra su tarpeliais. Grotelių tikslas yra ne tik ventiliacija, bet yra tam, kad dar nuimtų dalį jėgos spaudžiant kūnui. Tai reziumė. Čiužinys personalizuotas yra super dalykas, kai žmogui pritaikyta pagal ūgį, svorį, sveikatos ypatybės, miegojimo įpročius. Bet lygiai taip pat svarbu, ant ko jis yra padėtas, nes jeigu deformuojasi pagrindas, deformuoja čiužinys, deformuojasi ir kūnas. Ir jeigu yra netinkamos grotelės, mes jas galim pagaminti, pristatyti, jeigu reikia netgi ir sumontuoti. O kai reikės gero čiužinio, personalizuotas.lt. Dabar jau žinot, ko rasti. Linkiu klestėt. Fantastiškai išsimiegojus ir pabust pačiu laiku. Aš Darius, miego ambasadorius iš personalizuotas.lt. Iki.